Kuo skiriasi žmogus, kuris gimė nuo to, kuris buvo sukurtas? Kažkas pasakys, kad niekuo, o kažkas, kad viskuo. HBO mokslinės fantastikos serialas Vakarų pasaulis įkvėptas to paties pavadinimo Johno Michaelo Crichtono 1973 metų filmo panardina mus į pasaulį, kuriame dirbtinis intelektas tarsi nesiskiria nuo žmonių. Ir atrodo, jog serialas ekranizuoja baisiausius scenarijus, kuriuos po neseniai pasaulyje nuvilnijusios dirbtinio intelekto baimės bangos įsivaizdavo žmonės. Žmogaus prigimtį, dirbtinio intelekto etiką ir laisvą valią analizuojantis Jonathan Nolan ir Liza Joy kūrinys Vakarų pasaulis peržengia tradicinio pasakojimo ribas ir priverčia susimastyti, ką reiškia būti žmogumi. Apžvelgsime pirmus 3 serialo sezonus, išnagrinėsime tematikas bei keliamas problemas. Serialas neįtikėtinai puikus, bet su 4 sezonu rekomenduojame negaišti laiko. Jis kažkodėl tiesiog nepavyko. Sutuoktinių poros Lizos Joy ir Jonathan Nolan režisuotas serialas nukelia mus į netolimą rytojų, kuriame susijungia ateitis ir praeitis. Veiksmas vyksta netolimoje ateityje, kur technologijų korporacija Delos Incorporated valdo ir administruoja teminį parką pavadinimu Vakarų pasaulis. Šį laukinių vakarų įkvėptą lokaciją yra pripildyta androidų, kurie atrodo bei elgiasi kaip to meto žmonės. 2 kolegų bei išradėjų daktaro Roberto Fordo ir Arnoldo Weberio kuriamas linksmybių ir pramogų parkas Vakarų pasaulis atveda mus į senuosius vakarus, kuriuose riba tarp fantazijos ir realybės beveik neižvelgiama. Tai parkas, kurio tikslas atrasti save, tapti herojumi, padedančių moteriai pabėgti nuo banko apiplėšimo arba nusikaltėlių, žudančių žmonės ir plėšiančių bankus. Ir visa tai be jokių pasekmių. Parke esantys žmonės tai yra veikėjai, o tiksliau robotai vadinami šeimininkais. Sukurti sekti jiems užprogramuotas istorijas ir lydėti svečius jų pasirinktų keliu. Tačiau dėl kuriamo parko ateities Vakarų pasaulio įkūrėjų nuomonėms išsiskyrus, parkas įgauna tamsesnį atspalvį, kur pradeda nykti riba tarp žmogaus ir mašinos. Vakarų pasaulio robotai leidžia parke besilankantiems asmenims įgyvendinti savo kaubojiškas fantazijas be jokių pasekmių, kadangi šeimininkai yra užprogramuoti nežaloti žmonių. Šie androidai sukurti tarnauti svečių norams. Egzistuoja amžiname cikle, nesuvokdami savo dirbtinės prigimties. Fantastinių efektų ir sukrečiančios tiesos mišinys įtraukia į kerinti istorijos veiksmą nuo pat pirmų minučių. Pirmoje serialo pusėje susipažįstame su Vakarų pasauliu, jo kūrėjais bei svečiais dalyvaujančiais žaidime ir kuriančiais savo istoriją. Nuo pat pirmos serijos žiūrovas yra supažindinamas su Dolores Abernathy, androidų. Jos suprogramuota istorija sukasi apie tai, kad ji yra rančo savininko dukra, kurią besilankantys svečiai gali išgelbėti nuo banditų gaujos. Parko scenarijus lemia, jog dienos pabaigoje jos tėvai yra nužudomi, o pačios Dolores likimas kiekvieną kartą priklauso nuo parko lankytojų. Šeimininko atmintis kiekvieną dieną yra ištrinama, tačiau kai kurie pradeda patirti sutrikimus. Ypač Dolores pradeda abejoti savo egzistenciją. Taip pat pirmoje serijoje žiūrovas yra supažindinamas su paslaptingu parko svečiu, juoduoju vyru. Pirmą kartą išvysime šį veikėją, kai jisai pagrobė Dolores. Iš jo žodžių galima suprasti, jog jisai vieši Vakarų pasaulyje jau ilgą laiką ir gerai pažįsta parko šeimininkus. Tik vėliau atskleidžiama, jog jo tikslas atrasti paslėptą parko labirintą. Vakarų pasaulio parkas tai Roberto Fordo ir jo partnerio Arnoldo Weberio šedevras. Tačiau po Arnoldo mirties Robertui Fordui atitenka pilna kompanijos kontrolė ir jisai tampa parko direktoriumi. Pirmam sezonui įsibėgėjus paaiškėja, kad Arnoldas buvo tas, kuris pirmasis bandė suteikti šeimininkams sąmonę. Tačiau Fordas, bijodamas šių būtybių potencialo, vėliau nusprendė juos kontroliuoti ir neleisti jiems tapti laisvais. Fordo ir Arnoldo santykiai yra sudėtingi ir jie tyrinėjami visą sezoną. Tačiau ne tik šį įtraukiantį istoriją prisideda prie išties išskirtinio televizijos produkcijos sukūrimo. Viso to nebūtų be įtikinamos aktorių vaidybos ir jų įsimintinų personažo naratyvų. Turbūt geriausio aktoriaus nuopelnas tektų daktaro Robertą Fordą suvaidinusiam Anthony Hopkinsui. Vienas iš parko įkūrėjų, inžinierius bei paslapčių pilnas Hopkinso kūriamas veikėjas tikrai palieka įspūdį. Rachel Wood po pirmo sezono filmavimo pakomentavo: "Mums teko vaidinti robotus, kuriuos vadiname šeimininkais. Serialo metu mums dažnai tekdavo staigiai peršokti nuo vienų emocijų prie kitų. Pavyzdžiui, esu labai susijaudinus, o ištarus kažkam specifinę frazę, turiu staigiai prarasti visas emocijas ir tapti ramia. Vienas sunkesnių momentų buvo, kai veide negalėjo matytis jokių emocijų, tačiau ašaros turėjo bėgti, o dirbti kartu su Anthony Hopkins buvo didelė garbė.
Pamatai jį ir suvoki, kodėl jis yra vienas geriausių šių laikų aktorių. Didžiausios pramogų parko problemos prasideda tuomet, kai vienas po kito robotai pradeda atsiminti buvusius įvykius. Kaip jų sužaloti kūnai yra sutaisomi, kas vyko ankstesnėse dienose, kokie neįtikėtini žiaurūs ir savanaudiški šio parko svečiai. Įvykiams rutuliojantis androidė Dolores įgyja sąmoningumą ir nusprendžia stoti į kovą už savo laisvę. Pradeda šeimininkų sukilimą. Galima suprasti, kad parkas nebebus tas pats. Išlaisvinto Dolores ir kiti šeimininkai nebeturės jokių jos saistančių ribų. Mintis, jog pažangesnis intelektas visuomet laimi ir stipresni išnaikina silpnuosius, yra pakankamai aiškiai juntama šiame seriale. Štai kokią šaltakraujišką eilutę galima išgirsti pirmojo sezono pabaigoje. Bernardai, ar žinai, kas nutiko neandertaliečiams? Mes juos suvalgėm. Įtraukiantis serialas nuo pirmos scenos, nuo žiūrovų neslepia apie šeimininko egzistavimą. Greitai supažina su parko veikimo principais. Didesnis dėmesys sutelkiamas į klausimą, kas nutinka, kai šios mašinos pradeda atrasti save, svajoti apie laisvę. Tad pirmas sezonas daugiausiai fokusuojasi į šeimininkų pabudimą ir jų prigimties suvokimą. Bet be išties fantastinių serialo specialiųjų efektų patirima ir kita muzikos sukeliama efektą. Šiam serialui garso takelius kūrė žymusis Raminas Džavadi. Vokiečių kompozitorius pasižymėjęs ir ne vieną apdovanojimą laimėjęs dėl savo muzikos sostų karų serijose, džiuginamos savo muziką ir vakarų pasaulyje. Seriale dažnai girdime garsių dainų orkestrinės versijas, kaip priminimą žmonėms, kad tai tėra parkas ir viskas jame surežisuota. Antrasis vakarų pasaulio sezonas pasiekia dar didesnį mastą ir gilina pasakojimą nušviesdamas sąmoningų robotų gyvenimus ir jų kovą už laisvę. Po Fordo mirties Dolores ir kiti šeimininkai pradeda revoliuciją. Dolores su savo naujai atrasta laisvę bando vesti šeimininkus į nepriklausomybę. O Maeve, kita pagrindinė serialo veikėja, kovoja už savo dukros suradimą po to, kai atgauna prisiminimus iš praeities gyvenimo. Maeve ir Dolores tampa lyderėmis, tačiau jų tikslai ir veiklos metodai skiriasi. Maeve, kuri taip pat pradeda suprasti savo tikrąją prigimtį, pasitelkia savo žinias ir sugebėjimus manipuliuoti kitais šeimininkais. Ji pradeda naudoti savo draugę Clementine ir nusikaltėliais Hectoriu ir Armistice, kad pasiektų savo tikslą. Antrasis sezonas taip pat įsigilina į pasakojimus apie parko darbuotojus, kurie bando kontroliuoti situaciją ir grąžinti tvarką į instituciją. Charlotte Hale ir Theresa Cullen, kurios mėgino pavogti Fordo tyrimus, susiduria su dideliais iššūkiais ir galiausiai patenka į Fordo spąstus. Bernardas, šeimininkas, sukurtas pagal Arnoldo paveikslą, sužinojęs, kad viso jo gyvenimo istorija buvo melas, kovoja su savo prigimtimi. Stengiasi suprasti, kodėl jis egzistuoja ir privalo susidurti su tuo, ką jis padarė. Sužinojęs, kad jis ne savo norų dalyvavo Fordo valdome sukilime ir savo pačio naikinime. Bernardą įkūnijęs aktorius Jeffris Vrichtas štai kaip komentavo serialo filmavimo procesą. Šiame seriale yra daug pasipiktinusių robotų, kadangi čia yra laukinis vakarų pasaulis. Dažnai tenka pamatyti nuogų kūnų, taigi kartais trikdydavo. Buvo scena, kai teko rimtai žiūrėti į kamerą, o aš akies krašteliu matau uždarkytą nuogą kūną. Tekdavo prisitaikyti. Sezonas baigėsi dramatiška kova tarp šeimininkų ir žmonių. Dolores išveda savo armiją ir sukuria sumaištį parke, tačiau paaiškėjo, kad ji, norėdama sukurti naują pasaulį, turi susidurti su pačia didžiausia dilema. Kas vyksta, kai žmogaus ir roboto ribos išnyksta? Plėtodami tokias temas kaip religijos prasmė, moralė ir žmonių bei antžmogių smurtas, kuriai nepamiršo sudaryti dėmesį kaustančios atmosferos. Serialas puikiai balansuoja tarp filosofijos, romantikos, žudynių ir paslapčių. Trečiasis vakarų pasaulio sezonas perkelia istoriją į išorinį pasaulį. Po to, kai Dolores pabėgo iš parko, jie atsiduria tikrojo pasaulio technologijų ir dirbtinio intelekto sąveikos sistemoje. Šiame sezone daugiau dėmesio skiriama tikrojo pasaulio technologijoms ir jų poveikiu žmonijai. Dolores nusprendžia kovoti su ydinga sistema, kuris stengiasi kontroliuoti žmonių gyvenimus per algoritmus ir duomenis. Įgyvendinti šį planą jinai pasitelkė atsitiktinai sutikto žmogaus Kalebo pagalba. Vakarų pasaulio trečiame sezone žiūrovas supažindamas su Seraku, technologijų magnatu, kuris valdo dirbtinį intelektą pavadintą Rehoboam. Dolores siekia suardyti šią sistemą, tam, kad žmonės galėtų turėti tikrą laisvę. Taipogi Maeve įgyja naują tikslą – sustabdyti Dolores, nes mano, kad jos veiksmai atves į chaotišką ateitį. Trečiasis sezonas iškelia svarbų klausimą apie laisvą valią, kontrolę ir dirbtinio intelekto įtaką žmonių gyvenimams. Maeve ir Dolores tampa tiesioginėmis priešingybėmis, tačiau galiausiai visos jų veiksmų pasekmės tampa vis svarbesnės.
Sezonas baigėsi tuo, kad Dolores pasiaukodama leidžia žmonėms patiems nuspręsti savo ateitį, kol tuo metu Bernardas bando padėti jiems suvokti ir išvengti kontrolės. Superkompiuterio diktuojančių žmonių pasirinkimus pristatymas kelia bauginantį klausimą. Ar žmonės yra laisvesni nei šeimininkai? Vakarų pasaulio esmė tai sąmonės tyrinėjimas. Dolores, seniausia parko šeimininkė, keliauja ilgą kelią nuo pirmo pradžio nekaltumo iki sukilimo. Tuo tarpu Bernardas kovoja su šokiruojančiu supratimu, kad jisai nėra žmogus. Maeve istorija simbolizuoja laisvę ir gebėjimą perrašyti savo likimą. Galima teigti, kol šeimininkai evoliucionuoja, atrasdami savo tapatybę, žmonės vakarų pasaulyje degraduoja, atskleisdami savo tamsiausias savybės. Parkas tampa visuomenės mikrokosmosu, atidengiančių žiaurumą ir moralės spragas. Šis serialas iš tiesų yra ambicingas savo klausimais. Tai nekeista, kad vakarų pasaulis sulaukė prieštaringų vertinimų dėl sudėtingo siužeto. Kritikai gyrė jo drąsą, tačiau neneigia fakto dėl dažnai vyraujančio istorijos painumo. Nepaisant to, vakarų pasaulis palieka pėdsaką kaip gilus žmonijos prigimties, sąmonės ir tapatybės tyrinėjimas. Vakarų pasaulis nėra tik istorija apie robotus ir žmonės. Tai mūsų pasaulio atspindys. Kaip ir šeimininkai, mes patys esame įstrigę cikluose, ieškodami savo tapatybės. Galbūt klausimas nėra, ar esame laisvi, bet ar esame pakankamai sąmoningi, kad galėtume rinktis. Su jumis buvo kinomania.lt. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo YouTube platformoje, nepagailėkite paspausti patinka ir sekite kinomania.lt naujieną socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų.